Ir gero ir blogo patiria ir Angelė, kurią gyvenimo kelias atveda prie noro surasti pusiausvyrą tarp juoda ir balta, gera ir bloga. Kas yra žmogus, kas yra energija, kas yra ta energetika ir kokia ta žmogaus misija. Na, kas tai yra ta visuma, gamtos tie visi dėsniai. Tai va šitą visą aš irgi mokiausi, studijavau per tuos 3 savo dešimtmečius. Ir tikrai buvo žmonės, kurie galbūt mane pastumėjo arba įtakojo tą mano pasirinkimą šiandieninį, tos mano mokymus. Tai šis metodas, va tas tos negatyvių programų šalinimas, tik patvirtintas mokslo, tai yra mokslinis metodas 21 metais. Jisai patvirtintas, tai labai naujas, tai Lietuvoje, na, aš manyčiau, kad aš esu tikriausiai ta viena pirmoji tų atstovių, ta kregždžių, kurie, na, galvoju, kad vis dėlto reikia tai žmonėm paskelbti, nešti tą žinią. Angelė, besidžiaugianti užaugintais 3 vaikais. Savo aš linkiu energijos, daug energijos. Linkėčiau, kad mano visi norai, kurie dabar dirbu, na, jie tiesiog realizuotųsi, įgytų tas šaknis, materializuotųsi. Linkiu savo tokio vidinio balanso, tos ir harmonijos, ir išorėje, ir viduje, kad ta harmonija būtų. Linkiu savo šeimai, savo vyrui, vaikams ir anūkams, kad mes visi kartu augtume ir atskirai, ir visi kartu toje šeimoje. Iš tikrųjų, aš juk ir pati esu savo tėvynės, savo Lietuvos, tos visos augimo dalimi. Ir aš tikiu ateitimi, aš tikiu Lietuvą tikrai, nes aš čia pati gyvenu ir aš tai pati kuriu. Tai aš tikiu.